Sergejus Kovaldonas Lubojevas. Tas pats. Vis dar tas pats. Turbūt geresnio pirmojo pašnekovo net niekada nebūčiau galėjęs įsivaizduoti. Matai, kaip yra. Kaip jaučiatės? Kaip aš sakau, kad po kelionės iš Šilutę tik po rytinės treniruotės, tai gan sunku, bet ačiū, kad domitės. Tas kelias po Lietuvą įkvėpimo teikėjas, aš jūsų galėčiau pavadinti, koks jausmas yra matyti prieš save žmonės ir jiems pasakyti savo istoriją, nupasakoti? Pasakysiu taip, kad aš kažkaip ypatingai super nesijaučiu, tiesiog aš žinau, kiek man viso to reikėjo, kai aš buvau jaunas, kai aš pradėjau savo kelią, kai aš tiesiog buvau, sakykime, ne lyderis, o tas jaunuolis, kuris sekdavo kitais, savim nelabai pasitikintis, nelabai tikintis nei į save, nei į savo ateitį. Man trūko gyvenime tokių realių pavyzdžių, realių žmonių, kurie galėtų pasakyti, klausyk, tai aš irgi buvau ten, aš irgi buvau toks pat kaip tu ir aš irgi taip galvojau, bet viskas pasikeitė po to, kai aš priėmiau sprendimus gyvenime, atsakingus sprendimus. Ir tapau atsakingas pats už savo gyvenimą. Ir pradėjau daryti kažkokius veiksmus. Ir kaip consistency, pastovumas, pastoviai, tiesi, nesvarbu kokia tavo diena, kokia tavo nuotaika, kaip tu sekasi gyvenime. Ir jeigu nėra išsimiegojęs, bet vis tiek atsikėlė ir vis tiek darai tos pačius darbus, eini toliau prieki ir anksčiau ir vėliau vis tiek rezultatas ateina. Kaip pavyzdys, kaip jaunam žmogui išlaikyti tą pastovumą. Mes turime idealų pavyzdį Šilutėje, augantį talentą Elijotą. Ir visi jam jau nurodo, kad jisai tikrai ateityje bus FC žvaigždė, bet jam dar nėra daug metų, kaip jam nereikia. Jam dar nėra daug metų ir sunku jam pačiam neperdegti. Žinai, paaukoti savo vaikystę visam tam yra smagu, gerai, bet jisai galbūt pats dar net nesuvokia, ką jisai gauna, kaip jisai, žinai, yra atpažįstamas tam pasaulyje ir kaip jisai yra vertinamas. Jisai vis dar vaikas yra. Ir dar kol vaikas yra, dar kol tu papildomo to darbo įdedi, tu gali turėti didžiulį pranašumą. Bet vėliau, kai jau brandimo laikotarpis ateina, kai tu perini į suaugusius, ten jau viskas labai susilygina. Ir nėra jokio garanto, kad tu būsi ta žvaigždė. Aš tik linkiu jam ko geriausio. Duok Dieve, kad jisai toliau laikytųsi to kelio, kad jisai išliktų alkanas visų pirma. Nes tik alkis, man atrodo, visam tam pažinimui, visam tam, ką siūlo pasaulis ir veda progresą į priekį. Duok Dieve, bet kad garantas būtų, žmonės apskritai linkę iš anksto dažnai mauti medalius kitiem. Bet jie nežino tos visos virtuvės iš vidaus. Tai jiems atrodo, čia tai lengva, čia tai bus. Paskui pist ir būna atvirkščiai. Kaip taip visi čia nustebė, kodėl čia vos nepavydė mane, aš jau tikėjausi, kad tu čia. Jūs nežinot, kas vyksta viduj, kaip yra viskas iš vidinės virtuvės. Bet kaip pavyzdys, pavyzdžiui, visi sportininkai tikriausiai kažkada pasiekė, kad gali kristi į duobę, emocinę, fizinę ir panašiai. Pavyzdys, esat buvęs duobėje ir kaip iš jos pavyko atsistoti? Ne kartą. Esu buvęs ir duobėjai, psichologiniai duobėjai, fiziniai duobėjai, viskas gyvenime atrodo nesisekė. Ir atrodo buvau netgi ir metęs tą kelią. Bet taip viskas gyvenime sustatė, kad visgi grįžau prie pagrindinio kelio, nes supratau, kad aš galbūt išsikėliau tuo metu savo kitokius tikslus ir juos gavosi lygiai taip pat pasiekti. Gavosi gauti to, ko aš norėjau. Nes kol aš augau, aš nei pinigų neturėjau normaliai, nei galėjau savo kažko leisti, visą laiką visur toksai kaip našlaitis atrodo būdavau, bet paskui, kai mečiau sportą, pradėjau siekti tų pinigų ir aš turėjau ir tų pinigų krūvą, ir 2 prabangias mašinas, ir senamiesty Klaipėdoje gyvenau apartamentuose didžiuliuose. Bet vis tiek viduj buvau toksai, žinai, tuščias ir nelaimingas. Nes supratai, kad tą frazę gali pasakyti tik tai žmogus, kuris turi pinigų, kad ne piniguose esmė. Kai pinigų nėra, tu tik apie pinigus galvoji, bet kai pinigų turi, tai supranti, kad iš tikrųjų ne piniguose esmė yra.
ne pinigai atneša laimę. Jie gali būti tą momentinį, užpildo tą tuštą bokalą, bet jis labai greitai išgaruoja. Bet mes augadam keistais laikais, kai jaunimas toksai auga gan lepus ir kaip ta frazė yra, kad sunkus laikai augina silpnesnius vaikus. Dabar yra gan antrai, atsiprašau. Sunkus laikai stiprus. Tai dabar geri laikai yra. Taip, dabar labai geri laikai. Ir tie geri laikai augina labai silpnus žmonės. Nu, tie žmonės sukurs sunkius laikus. Ir bus jau tas ratas, nepasibaigintis ratas. Bet kaip įskiepyti vaikui? Kad, pavyzdžiui, reikia stengtis, kaip sako, tas pavyzdys, kad kiltų iš tos duobės ir panašiai. Dabar yra labai paprasta, man yra sunku. Nu, aš nueisiu, atsidarysiu Instagramą, pagulėsiu, nueisiu pamiegosiu, atsikelsiu kitą dieną, atrodo, nu ir vėl tas pats. Bet ir žmonės kartais tiesiog galbūt savienį ieško to atsakymo, kaip jį pradėti rasti, maždaug kokie tie žingsniai, kaip žmogus, kuris turintis tame patirties keisi duobėje, tiek ir psichologinėje, tiek ir fizinėje. Nes yra žmonės, kurie galbūt apart sporto irgi atrodo, kad nenori galbūt eiti tą darbą ar panašiai. Tai visi pavyzdžiai, kaip įsikalti, va tai galvo, galbūt nuo ko, kas toks tinkelis gali būti pradžiai. Jo, mano pamoka numeris 1 turbūt mano vaikam yra tas, kad pirmą vyras turi padaryti tai, ką reikia padaryti, o tada jis gali padaryti tai, ką nori. Tai yra dalykai, kuriuos tu tiesiog privalai padaryti, privalai atlikti. Tam, kad susikurtum visą savo gerbuvį, tam, kad tu galėtum vėliau vystytis ten, kur tu nori, daryti, ką nori. Bet problema yra dažna ta, kad žmonės, kaip tu sakai, žiūri tą Instagramą, jie nori visko, nori čia ir dabar, bet dėl to nieko nenori daryti. Bet taip dėja nebūna. Jeigu tu nori kažką turėti, visų pirma, tu turi žinoti, ko tu nori. Kom tu nori būti, ką tu nori veikti, kur tu nori nueiti, ką tu nori pasiekti. Nuspręsti, kad tu padarysi viską dėl to. Nu ir tada daryti. Ir vėlgi, kaip sako, galimybių atrodo nėra. Jo, galim būti visokių pasiteisinimų. Nu, susikur galimybės. Aš irgi lygiai taip pat ne savo norų iš savo gimtojo miesto išvažiavau. Kažkada buvau išvažiavęs, nepaėjo. Kauną buvau išvažiavęs pagyventi, pusę metų pagyvenau, grįžau į Klaipėdą. Paskiau tada mečiau sportą iš viso, tada išvažiavau Norvegiją, sakiau, darbuotis, pirmin atgal skraidžiau. Bet vėlgi, kai pajutau, ko aš noriu iš tikrųjų ir kad aš linkęs esu atiduoti visą savo gyvenimą šitam reikalui, aš susikaupiau to kapitalą ir kaip nenori, patinkamų, nepatinkamų būdų, bet susikaupiau ir važiavau Vilnių ieškoti savo komandos. Jeigu komandos čia nerasiu, važiuosiu toliau, ieškoti užsienį važiuosiu. Nes buvo Olandija mintyse, Britanija buvo mintyse tuo metu. Tai žodžiu, buvo tų minčių. Bet yra toks dalykas, kad tu privalai visų pirma žinoti, ko tu nori, kur tu nori nueiti. Na ir nebijoti surizikuoti. Priimti sprendimus, būti pačiam atsakingu už savo gyvenimą, už savo ateitį. Tai priimti atsakingus sprendimus. Tai kartais netgi tie dalykai, kurie patogus yra, kartais jie nėra labai veiksmus. Pavyzdžiui, kaip pas mane, reikėjo viską mesti ir išvažiuoti Vilnių. Ir tam pačiam Vilniuje aš netgi nebuvau taip pat linkęs užsilikti. Nebūčiau ten komandos savo susiradęs, būčiau išvažiavęs kitur. Jei būčiau ieškojęs, ko būčiau galiausiai suradęs. Lygiai tas pats ir kitiem. Dabar kaip pavyzdys, jau karjerai atrodo yra savo pike, glorija, viskas. Ko savo, negaliu sakyti, kad jau artėja tas saulėlydis, duok Dieve, kad dar daug metų išvystumėm jūs ringą, bet ko norisi Sergejui, ką norisi dar pasiekti? Šią dieną norisi balanso, išmokti balansą rasti. Pasakyti dažniau ne, skirti savo laiko ir mokėti gyventi balansą. Gyventi ir kaifuoti. Taip, sunkus darbas yra sunkus darbas, bet vėlgi tu pripadarai
Šiuo metu aš anksčiau darydavau viską, kad aš galėčiau daryti tai, ką aš noriu, reiškia daryti tai, ką aš darau dabar, bet šią dieną aš darau visą šitą ir dar daug labai papildomų dalykų. Ir tai dabar mano tapo privalomas dalykas, kurį aš privalau atlikti, reiškia sportas, ja? Bet aš pastoju dar prisigalvoju dar papildomų darbų. Pavyzdžiui, šią dieną vakar, rytinė treniruotė buvo. 10 pasidarėm rytinę treniruotę, 1,5 valandos. Ten nuvažiavau į susitikimą, dar ten partuvių, grįžau namo pavalgiau, pasikeičiau daiktus ir važiavau vakarinę. Vakarinė 4 valandą, po vakarinės pas mane dar papildomą treniruotę, aš dabar samdausi taekwondo trenerį. Tobulinau kojų spyrius, tempimus, visus tos darom, tai dar 2,5 valandos. Tai vakarinė treniruotė pas mane 4 valandos buvo. Ir naktį grįžti, vakarė grįžti namo ir naktį, supranti, eini miegoti, tu neina to užmigti. Akis stačios, o kūną maudžia, laužia, tos nepratęs prie tų visų tokių agresyvių tempimų, prie visų tokių dalykų, nes pastoviai savo užkrauni dar daugiau. Taip atrodo, kad reikia daugiau. Bet kartais daugiau nebūna geriau. Reikia tai suvokti, bet reikia labai gerai atsirinkti. Bet vėlgi, tai turėtų... Kad tai atsirinkti, tai turi jau praeiti. Turi žinoti, kas veikia, kas neveikia, ko tau iš tikrųjų reikia. Tu niekada negali žinoti, aišku, nepabandęs. Šią dieną aš bandau taip, nes vis dar aš stengiuosi likti, nors aš jau, sakau, tuoj bus kitą mėnesį 3,8. Ir šitam sportui jau būsiu praktiškai 20 metų. Tai, bet aš vis dar stengiuosi būti mokinio pozicijoje. Nes buvo momentas, kai atrodo viską pasiekęs, ką įmanoma pasiekti ir tokia meistro pozicija atsistojęs, kad jau pagaliau viską pasiekiau, viską išmokau, viską padariau, viską įrodžiau, ką tik tais norėjau. Ir toks nuolydis. Ir tada prasidėjo ir nesėkmės, ir traumos, ir asmeniniai tokie pokyčiai, skaudus ir nemalonus, bet viskas pasikeitė tada, kai aš nusprendžiau, kad gerai, reikia pradėti nuo pat pradžių ir vėl atsistoti, suspausti savo ego ir tapti vėl mokiniu. Ir vėl viskas nuo pradžių, ateini į salę, pasilinki į trenerį, nors esi tik metais vyresnis, treniruotės metu kreipiesi jūs, viskas su pagarba, viskas žingsnis po žingsnio, vėl kaip mokinukas. Atrodo tokios smulkmenos, bet smulkmenos, kai jos susideda į krūvą, jos padaro didžiulį skirtumą. Tai kaip suprantu, vis dar Sergejus yra tos vidinės ramybės ieškojime, nes jis yra nepastovus ir vis kintantis. Ar pavyks jį kažkada rasti? Geras klausimas. Nes aš pastoviu kažko savo prisidarau savo visokių tokių įdomių reikalų. Pavyzdžiui, vėlgi, podcastus irgi darau. Man labai patinka podcastai mano. Man patinka bendrauti su žmonėms, tokiais įdomiais žmonėms, patyrusiais žmonėms, gauti tokios informacijos įdomios arba jų gyvenimo apčiuopti, žinai, pačiupinėti jų tą gyvenimišką patirtį. Bet, kai reikia sėdėti ir montuoti, valandas, visą tai klijuoti, į socialinius tinklus visą sudėti, o už tai tu nieko negauni. Išskyrus to pasitenkinimo tuo metu, kai tu kalbėsi su žmogum. Tai klausimas, ar apsimoka visą tai daryti. Nes aš irgi dabar atvažiavau ir ilgai apie tai galvojau, nes tai iš tikrųjų labai daug laiko ir energijos suvalgo. Plius aš, žinai, toks sakau, kad aš darau tokių dalykų, kuriuos aš stengiuosi tokią pridėtinę vertę apskritai bendruomeniai suteikti. Ir kažką palikti po savęs, kažką palikti gero, kaip aš sakau, man trūko kažkada teisingo pavyzdžio gyvenime, teisingo patarimo. Dabar aš pats stengiuosi juos kurti, juos rodyti, kitiem dalinti su kitais. Man už tai nieko nereikia, bet tiesiog malonu man visą tai duoti, ko aš kažkada norėjau, bet neturėjau. Bet kai tu vėliau dienos gale supranti, kad tu visom tom iš tikrųjų kinki savo ir savo pagrindiniams tiklams, tai toksai iškyla klaustukas, ar tau to iš tikrųjų reikia, bent jau šito periodo gyvenimo. Nes šiai dienai, sakau, man
nuo kitos savaitės aš manau, kad iš viso aš atsisakysiu visų papildomų darbų, kad galėčiau kryptingai eiti link savo tikslo. O mūsų dabartinis tikslas yra grąžinti Glory čempionų diržą, tapti vėl numerio 1 light heavyweight divizijai. Po ko galbūt surizikuoti ir lysti dar į sunkias svorius. Tai dabar galime taip gražiai pereiti ant Glory. Titulinė kova labai laukiama ir man irgi buvo toks klausimas, kad labai, aš matau, kad jūs keliaujate per Lietuvą, darote visokias iniciatyvas, bet ar nuo to nekenčia pasiruošimas, jau atsakėme į tą klausimą. Bet aš noriu paklausyti apie patį tą pasiruošimą, kadangi priešininkas nepaprastas, Tarikas Khababovas. Man kyla toks klausimas, pasiruošimas pirmą kartą prieš jį yra dabartinis. Jis yra gan kitoks, vis tiek jis yra jau pačiupinėtas. Maždaug žinoma, bet man irgi tekia jį stebėti, jis gan toks kintantis yra Kintantis ir irgi tokių naujovių, implementuojantis į savo techniką ir savo kovojimo būdą, bet ką turi, to netimsi, tai yra širdis, tai yra kovotojo širdis. Ir kokios situacijos bebūtų, jisai stojasi, eina, daro, bando ir jisai nepasiduoda, jisai tikrai nepasiduodantis. Tas tikrai verta pagarbos yra, visų pirma. O visa kita, mes irgi stengiamės vietoje nestovėti. Pas mane patį lygiai taip pat, kiekvieną kovą aš stengiuosi būti skirtingas. Kad jeigu žmogus ruošiasi man, būtent man, kažkokius priešnuodžius, tai aš stengiuosi atėjęs į kovą, kiekvieną kartą būti jam toks kaip klaustukas, kad kažką kitaip darau, pavyzdžiui, dabar, per šį pasirišimą pradėjau tos specialius tokius smūgius įdomesnius treniruotės, kurių anksčiau nedarydavau, visiškai nedarydavau, o dabar bandysiu jas daryti tokie labiau kaip iš taekwondo, labiau iš Kyokushinkajaus, tokie smūgiai, kurie gali nustebinti. O kaip seksis tai pritaikyti kovoje, kadangi aš, pavyzdžiui, tokią mintį turiu, kad geri kovotojai, techniškai, jie yra šveicariški laikrodžiai, iš mažų detalių sudėti ir gaunasi tas bendras vaizdas laikrodžio. Jau vis tiek, žinome jūsų braižą, kaip jūs kovojate ir panašiai. Kaip pavyksta savam stiliui, kur yra įpročiai, ką daryti kovoje, kai atsiveria erdvės ir panašiai, kad kažką naują pritaikyti, kažkokią naują detalę dadėti. Faktas, kai tu eini į kovą, ant tiek atsakinga kaip ši, ant kortos, ant stalo guli labai pagrindinė korta ir pagrindinė, žinai, ta partija, vėlgi išpildyti visą tą paveikslą iš esmės savo karjeros, grąžinti tą titulą. Tu labai su didžiulė atsakomybė eini ten. Ir ar eis implementuoti į savo techniką tos visus spyrius, aš nežinau. Aš dažniausiai stengiuosi daryti taip konservatyviai tos paprastus dalykus, kurie aš žinau, kad veikia. Žinau, kur aš jaučiuosi gerai, jaučiuosi užtikrintai, bet mes turim dar kiek mes čia turim. Kažkiek dienų. Dar mes turim kur pasitempti. Bandysim, žiūrėsim. Jie kol kas man dar sunkiai ten gaunasi tos visus tokius mandarius daryti dalykus, bet why not? Jeigu man gausis juos pabiškai implementuoti treniruotėse, sparinguose, tai aš manau būtų visai smagu išbandyti juos ir kovoje ir nustebinti ne tik žiūrovus ir fanus, bet ir patį priešininką. Prašiausi klausti, kas toliau, bet išgirdau, kad galbūt sukėsvoriu, galbūt kažkas. Bet aš taip galvojau ir tokį scenarijų, kur galbūt netgi sapnuose būtų galima susvajoti titulinę kovą laimėtą, įsivaizduokime. Ir titulą giname trilogijoje prieš Abeną arba Bahramą, nes abiejose yra 1-1. Nors aš labiau kvestionuoju irgi taip pat kaip ir jūs turbūt Sergejau, bet čia būtų tikriausiai svajonių scenarijus pačiai Glory, kad galima padaryti galbūt trilogijas. Aš manau, kad jie lygiai taip pat ir norėtų. Ir aš labai pozityviai į tai žiūriu. Jeigu būtų 1-1, ta prasme, jeigu mes laimim titulas, pas mus yra 1-1, arba su Bena, su Bahramu. Su Bahramu ar Džibzadek, aš manau, šitą kovą galima netgi būtų padaryti Lietuvoje. Ir būtų be problemų atsivežti tą patį Glory į Lietuvą. Pripildyti pilną areną ir padaryti tokį įspūdingą šou.
aš į tai labai pozityviai žiūriu ir aš manau, kad jie bus labai sudomėję, nes jie labai žiūrisi į Lietuvos rinką. Jie norėtų čia ateiti, jiems plus apsimokėtų, kad aš būdamas čempionas pritraukčiau daug publikos. Tad viskas yra įmanoma. Bet paskutinį kartą, kai buvau Olandijoje, ten tokį promo video darėm. Ir buvom susitikę su Riku Verhovinu ir su jo treneriu, ir su juo labai faniai pasibendravom su jo treneriu. Pirmą kartą taip mes vienas su juo taip atvirai patviravom. Ir jis sakė, kad jeigu mes laimim, jūs laimėt, sako, mes labai pozityviai žiūrim į netgi jūsų tarpusavio kovą kaip dviejų čempionų. Čia būtų wow. Wow, tikrai. Wow. Žinot, Riko Verhoviną, kaip jisai pakilo, atrodė, kad jam pačioj pradžioj labai sunkiai. Yeah. Ir jis tada atrado tą raktą ir irgi toks spūdingas kovotojas. Jo tas stilius man labai patinka, kad jis toks judrus yra kaip kovoja. Jo, jisai kaip sunkiasvoris, baisiai judrus, nieko negali sakyti, tikrai jis yra įspūdingas ir sėkmingas. Asmeniškai man iš techninės pusės, ar man gražu, aš nesu fanas jo stiliaus, bet vėlgi dabar jisai paskutinės kovos, visų pirma pradėkime nuo to, kad paskutinės kelias kovos jisai laimėjo, bet jisai sėdo ant užpakalio, jisai gaudavo knockdownus, jisai po knockdowno laimėdavo kovas, o dabar jisai kovos su Artiomu Vakhitovu, kur jisai yra labai staigus, labai vikrus ir smūgiuojantis. Tai čia dar klausimas, ar garantuotai jis laimės. Manau, kad garantijų čia jokių nėra. Bet taip pat sekant Glory naujienas, galbūt ir jums aktualu, kad medikų pakitimai yra patvirtinti, kad pagaliau galbūt mes turėsime profesionalus, kurie tinkamai įvertins visas situacijas ir nebus kontroversiškų sprendimų. Taip. Kaip jūs į tai reaguojat? Taip, vienam turnyrui aš buvau ir prie manęs buvo vienas prieėjęs vyrukas ir sako, Sergejau, noriu jums paspausti ranką ir padėkoti. Aš toks, žinai, už ką? Sako, jūsų dėka, nuo šiol Gloryje, sako, tik tais sertifikuoti medikai. Ir atstovaus kiekvienam turnyrė tik tais tie žmonės, kurie supranta apie šį sportą, o ne šiaip iš greituškės kažkas atbėgęs. Bet labai patiko mes pavyzdį, kadangi ir mano sužadėtinė taip pat žiūri kovinį sportą, mes labai palyginame Naurio Lukošiūno kovos Raimondą Vlasevičių, kada Nauriui buvo prakirstas antakis ir kaip medikai žiūrėjo į tą situaciją. Ir mes apkalbėdami sakome, žiūrėk, visiškai nieko nėra panašaus, kaip su Abeno kovoje, kaip kojos prakirtimas jums buvo. Jisai priėjo, atrodo, tiesiog pažiūrėjo ir iš karto sustabdė. Nebuvo tokio begalinio bandymo, kad medikas padarytų viską, kad tik toliau vyktų. Taip. Pavyzdžiui, nes buvo lygiai tas pats prakirtimas ir su Kibabusu per titulinę kovą, jeigu pamenat. Taip. Tai ten trečiam raundai man prasikirto koją, jie grinai išspaudė tą kraują, užtepė vazelinu su adrenalinu ir paleido mane toliau kovoti. Ką aš padariau, tai galinė koja yra, tai tiesiog stengiausi ją nebespirti arba spirti mažiau, ten kelis kartus gal buvau dar spiręs, bet ir viskas. Ir koja sveikutėlė. Nes apie tai yra čempioniškos kovos, kaip ir, man patiko, kaip ir jūs sakėt, to patį Riko Verhovino, paminėkime jo tą čempionišką kovą, kuris jau atrodė, kad viena akim nebemato. Jo, viena akim nemato, o pas Ben Sadiką buvo lygiai tas pats prakirtimas ant kojos. Taip. Ir kova vis tiek tęsiasi. Taip. Bet čia jau buvo klausimas dėl kompetencijos, mediko kompetencijos. Galbūt kažkur sutaupė, nežinau kas tam buvo, bet po mūsų protesto jie mums taip ir nepateikė jokio sertifikato, kad jisai yra, kad jisai gali atstovauti būtent šį sportą, tas medikas. Kažkam pataupimas pinigų, kažkam skaudus pralaimėjimas, kuris buvo net neteisingas. Tai labai. Nes, sakau, Tai aš manau ir nusivylimas apskritai daugelio gerbėjų ir sumaištis sporte šitam. Taip. Nes apie tą pačią trilogiją, apie kurią mes kalbėjome, tai jie tos abidvi kovos, kurios pralaimėtosios būtent yra medikų sustabdymais, galima taip įvardinti. Bet nieko panašaus nebuvo, kad Sergejus Maslovojevas akivaizdžiai pralaimi kovą. Taip. Nieko tokio panašaus nebuvo, ten tiesiog buvo medikų sustabdymai ir panašiai, ten labai galima kvestionuoti, kas tas kovas būtų laimėję. Taip.
Bet aš manau, tos trilogijos išvysti, manau, ir lietuviai norėtų, ir pačiai Glorijai tai būtų labai naudinga. Ir manau, kad jeigu daug dievė viskas dabar bus gerai, tai kad galės lietuviai ne tik kad išvysti, bet tai išvysti ir gyvai Lietuvoje šitas kovas. Laukia fantastiškas scenarijus. Jų tėmiai mums kalba apie Stanionio kovą Lietuvoje, galėsim išvysti Glorijų Sergejų Maslvojevą. Mes taip kalbame apie labai optimistinį variantą, tai jau reiškia, kad jų tėmiai nueis labiau į šoną. Bet... Jeigu laimim, kol kas nueis į šoną, taip. Bet svajonių scenarijus, kaip Sergejus Maslvojevas norėtų pabaigti karjerą, paskutinė ta kova? Galbūt nespekuliuokim, kas oponentas, nes visko gali gyvenime atsitikti, bet kokia jinai, kur. Matau du scenarijus. Tai arba Archim arenui, futbolo stadione tam, arba Lietuvoje. Prieš ką net neįsivaizduoju. Bet norėčiau geros konkurencingos kovos. Galbūt apie tą konkurencingumą galime turbūt aš tokią pasakysiu nepopuliarią nuomonę, bet man teko bendrauti šiuo klausimu. Kaip įsivaizduočiau paskutinį Sergejaus Maslvojevo kovą. Ir man daug žmonių sako, kad būtų fantastiškas scenarijus su Dominyku Dirkšiu. Bet aš turiu tokią nepopuliarią nuomonę, kad Sergejui Maslvojevui šios kovos visiškai nereikia. Sergejus Maslvojevas savo bagažą turi daug pavardžių, daug titulų. O tai yra pradedantis kovotojas, kuriam reikia pavardžių. Ir man labai yra patikęs vienas dalykas. Aš galbūt papasakosiu, kad kai Sergejus Maslvojevas siūlė Dominykui Dirkšiui kovoti, jisai... Nesiūlė, o sutiko su juo. Sutiko. Su juo, jo. Bet tada jisai pradėjo visiškai nukreipinėti kalbą. Ir kai Sergejus publikai sako, ar publika suprantate, kad tiesiog jūsų gerbiamas liūtas pabijojo ir pabėgo, jisai to nesuprasdamas pats sako, ar jums viskas aišku. Man tas yra labai įstrigęs akise, kad tiesiog žmogus galbūt kartais nesupranta per didelį kalbėjimą, taip. Kad galima prisikalbėti. Taip. Žinai, kaip ir sakant, jeigu galima nusikeikti, tai mane iš senų laikų, iš gatvės laikų yra rusiškas toksai posakis, kad pizdėti tai ne miškai vartyti. Tai reiškia, tai nedarbus, šnekėti tai nedarbus dirbti. Daryk darbus. Jisai sakė prieš 3, gal jau net 4 metus, duokit man metus. Niekas neatėmė tų metų, bet praėjo metai, 2, 3, dabar 4, dabar jisai vis kalba aplink mane, kai žinai, kaip tas pasaka apie tą dramblį ir šuniuką. Kur dramblys eina, o šuniukas vis šloja, visi sako, kokia drąsi ta laika, ar ne laika, čevka, kaip jinai, maika, kažkokia ta šuniuko vardą, ten toks kiemsargė. Kokia jinai drąsi, kad jau taip loja ant dramblio. Gerai, norit, prašom. Man tai pagal kontraktą pas mane buvo surašyta, kad tokios datos yra numatytos, toks honoraras, man tai jokio skirtumo, ar bus kažkoks konkurencingas kovotojas, ar bus kažkoks klounas. Tai jeigu duosit easy money, prašom. Bet kai jau pradėjom kalbėti apie tai jau prasideda kalbos apie kažkur tai kažką, tai kad ne, reikia numesti tau ir dar tą pačią dieną dar svertis ir panašiai. Tu ne toj pozicijai veikia, kad galėtum dėrėtis. Čia lygiai tas pats, kad aš dabar, atsiprašau, sakau, dėrėčiausi su kokiu ūsiuku pagal bokso taisyklės ir sakyčiau jam dabar primėčiau, ne, tu kovosi dėl visų savo bokso titulų su manim pagal kickboksą ir tu dar darysi mano svorį. Sakysi, atsiprašau, kas tu toks? Kas tu toks? Nu, tai, sakykime, tegul jisai apšika tiek pat lysvių, kiek aš, tai tada galėsim kalbėti. Bet labai tas keistas pasakymas, kad Sergejui Maslvojevui reiktų sverti prie ringo tiek pat, kai jisai ateina į mažesnę svorio kategoriją. Taip. Bet jis su to nesutiko, kai Raimondas Krilavičius jam tą dalyką pasiūlė. Jau tada jisai sumetė, kaip tą dalyką niekada nekalbės, niekada nesiūlės. Ir jeigu galima pastebėti, kad jisai praktiškai visi jo priešininkai yra iš mažesnės kategorijos. Taip.
praktiškai visi jo priešininkai yra iš mažesnės kategorijos. Tai žmogus savo ieško patogių. Išskyrus Edviną. Su Edvinu jo, su Šalkovskiu kai kovojo. Ten viskas buvo kaip ir fair and square. Ten jis labai gražiai apžaidė psichologiškai. Bet čia vėlgi mes esame iš tikrųjų dėkingi už tokią pamoką, kad geriau tokią pamoką gauti čia Lietuvoje, dar karjeros pradžioj, kad suprast, kad nereikia va tų vyresnių nuomonės, tipo, nukiš kažkur, viskas bus gerai. Nes, kaip mes ir sakėm su Edvinu, su psichologija reikia dirbti. Ir čia lygiai tas pats darbas, kaip ir treniruotės. Jo, treniruotėse tu prakaituoji, tu jauti tą nudirbtą darbą, psichologijai galbūt ne. Bet kai tu stovi ten jau ant scenos prie išėjimo į ringą, ten tu suprasi, kad bus kitaip. Ne, viskas bus gerai, jaučiuosi puikiai, labai gerai. O paskui po pirmo raundo, kai atsisuka, pliauską duoda šiam. Ir supratau, kad žmogus perdegęs. Ir kad Dominikas nesugebėjo jo nujungti, netgi jau tokio, kur jisai iš viso net nesuvokė, kas vyksta, tai prastokai pasirodė, sakyčiau. Bet ar apskritai Dominiko Dirkščio tas galbūt nokauto procentas, galėkime sakyti, kad jo žadamas visos karjeros metu yra 100%, realybėje 10-20%, neypatingas. Tai galbūt ir neverta klausyti žmogaus, kuris daug žada, bet dažniausiai... Jo, aš manau, kad apskritai reikia, žinot, ką iš pradžių rinkui labai gerai sekasi tai daryti, dabar dėšiu labai sekasi daryti. Jie yra kaip emociniai vampyrai. Ir kuo daugiau tu dėmesio jiem duodi, to stipresni jie tampa. Geriausias vaistas tiesiog mažiau jiem dėmesio skirti ir mažiau apie juos šnekėti ir tada jie dings. Nes mes turėjom tas tokias žvaigždės Lietuvoje, kurie greitai išplaukė į paviršių, čia šūkauja ir rėkauja, visi jos vos ne ant ranko nešioja, bet tai lygiai taip pat greitai ir dingsta. Lygiai taip pat greitai dingsta, labai nesėkmingai skaudžiai dingsta. Todėl aš manau, kad darbais reikia tėvynę mylėti. Kai prasidės darbai, tikri darbai, tada galėsim pakalbėti. Supratau. Ačiū labai, Sergejau. Gero pasiruošimo, Glorijai. Lauksime titulo grįžtančio. Daug dievų.